Šie kariai ir dar 2,5 gerai parengtų ir aprūpintų jų kolegų priklauso Lietuvos greitojo reagavimo pajėgoms. Būt pasiruošus atremti galimas hibridinės naujas grėsmės ir galimas, kaip sakant, nekonvencinio karo grėsmės. Tai mes esam pasiruošę reaguoti į įvairaus tipo grėsmės, pradedant nuo provokacijų, nuo legalių ginkluotų grupių sulaikymo, nuo, kaip sakant, sienų kirtimo, nelegalių vykdymo ir taip toliau. Greitojo reagavimo pajėgą sudaro 2 bataliono kovinės grupės – žvalgai, inžinieriai, snaiperiai, karo policininkai, medikai ir kiti Lietuvos kariuomenės vienetai. Černi grandis valdos, mes parama! Štabo viršininkas yra atsakingas už bendrą tų pajėgų valdymą ir vadovavimą, kai jos yra aktyvuotas. Tai visas paketas yra ir visas paketas, mano nuomonė, turi labai, kaip sakant, lankstų panaudojimo aspektą. Galim tikrai atremti daug nekinetinių ir, kaip sakant, ir daug nekonvencinių grėsmių. Šių pajėgų viena iš funkcijų – žaibiškai reaguoti į bet kokį incidentą mūsų šalies teritorijoje. Iš esmės šiems vyrams niekas nepasikeitė. Jie ir toliau tarnauja savo daliniuose. Tačiau kiekvienas iš jų dabar žino, kad kilus pavojui, jie pirmieji bus metami į mūšį ir turės ginti pavojuje atsidūrusią tėvynę. Laikas reakcijos yra gan trumpas, skaičiuojamas valandom, pradėkime nuo 2 iki 24 valandų. Pajėgos gali būti permestos į bet kurį Lietuvos tašką ir bet kurį Lietuvos rajoną. Greito reagavimo pajėgos jos yra tas pirmas skydas, kuris sugebėtų atremti visas tas galimas nekinetinės grėsmės. Praėjusių metų pabaigoje, kuriam greitojo reagavimo pajėgas, nebuvo skirtas nei vienas papildomas litas. Dėmesio antras, 1 mina, ugnis! Naudojami turimi ginklai ir karinė technika. Kiekvienas iš jūsų dar gali prisidėti prie kariuomenės stiprinimo ir skirti 2 procentus nuo sumokėto pajamų mokesčio. Tai ne tik finansinė, bet ir simbolinė parama parodanti, kad Lietuvos saugumas rūpi ne tik tarnaujantiems, tačiau ir kiekvienam iš mūsų.